Tęsiame pokalbių ciklą Orientyrai pokyčiams, o mūsų tema - kaip regeneratyvioji lyderystė gali tapti naujų veikimo būdų. Šiandien ieškosime atsakymus į klausimus. Kas yra regeneratyvioji lyderystė ir kam, kuriam tikslui ji reikalinga? Kokia yra platesnė regeneratyvumo sąvoka? Kodėl tai nėra lygu tvarumui? Kaip atpažinti, kaip reiškiasi ši lyderystė ir kaip jis siejasi su senosios Europos kultūros kodais ir mūsų nacionalinė vizija Lietuva 2050. O mano pašnekovė Rasa Katilienė, socialinių mokslų daktarė, lyderystės ekspertė, sisteminio koučingo ir fasilitavimo praktikė. Labas, Rasa. Sveika, Rasa. Smagu, kad atėjai į laidą. Tema iš pirmo žvilgsnio gali tokia atrodyti labai plati ir, man atrodo, mes šiandien pasistengsim ją susiaurinti iki praktinių dalykų. Ir pirmiausia, su tavim norėčiau susitarti, ką mes vadinam regeneratyvumu ir regeneratyvioji lyderystė. Kas tai yra? Gal atsispirkim nuo tokių pamatinių dalykų. Tai yra atsinaujinimas, bet atsinaujinimas, ne pats atsinaujinimas yra svarbu, bet kaip jis atsinaujina, ar ne? Čia yra per gyvybės gyvasties supratimą, ar ne? Per ne tik ekologinį, bet ir pėdsako palikimą kitom kartom, ar ne? Mes turim palikti geriau negu radom. Mes turim kurti gyvybę. Gyvybę visom prasmėm, tiek organizacinė, tiek pasaulyje gyvybė, ar ne? Tai yra toks labai labai svarbus momentas, ko pasigendam prieš tai buvusiuose modeliuose. Galbūt, sakyčiau, tai yra svarbiausi tokie akcentai, kurie veda paskui į atsparumą, į patvarumą, jeigu nenaudoti to žodžio tvarumą, ar ne? Ir į tą perspektyvą, kurios mums šiandien labai trūksta, o trūksta todėl, kad mes esam krizių krizėje. Mes tai vadinam polikrizė, ar ne, kuri apima ir ekonominę, ir aplinkosauginę, ir asmeninę krizę. Ir jos nėra atskiros krizės dėl kažkokių stichinių nelaimių ar dėl kažkokių kitokių krizių, bet jos yra viskas viename ir yra taip susiplakę, kad mums reikia ieškoti rakto, kaip iš to išeiti. Klausant tavęs, prasisuko daug minčių, nors senosios Europos kultūros kodus buvau pabaigai palikus, bet dabar, kaip tu pradėjai apie gyvybę ir gyvybingumą kalbėti, man atėjo mintis apie tai, kaip Vydūnas, mūsų didysis filosofas, ir Marija Gimbutienė rašė apie tai, kad mumyse slypi gyvybės religija. Gal gyvybės religija terminas yra ateinantis iš ankstesnių laikų, tai yra gyvybės kultūra. Ir labai gražiai pas juos yra įvardinta, koks tai yra kriterijus. Nes mes, kaip kalbam apie gyvybę, yra labai sunku suprasti, o koks yra kriterijus. Tai pasiremiant juos labai gražiai įžodinta yra, kur gyvybingumo daugiau. Pavasaris, mes matom pavasaris, medis, jisai želia, gyvybingumas plečiasi, ar jisai nyksta. Taip, ir va tas kriterijus, matyt, kur yra gyvybės, gyvybingumo daugiau, leidžia mums pradėti orientuotis polikrizyje. Ir šiandien organizacijose, kiek žinau, pati labai daug dirbi su organizacijom, su lyderystė, su sisteminiais pokyčiais. Iš tikrųjų yra labai sunku tą kriterijų turėti teisingą, neteisingą, ypatingai kaip mes šnekam apie dalykus, kurie yra atgyvenę. Nes yra, kas buvo teisinga prieš porą metų, nebūtinai teisinga yra dabar. Ir tas, matyt, kur yra gyvybės daugiau, gyvybingumo daugiau, toks yra orientyras tam pokyčiui, į ką reikėtų kreipti dėmesį, kas dabar auga, kas dabar plečiasi ir nebūtinai jau gelbėti tai, kas mes matom jau eina į savo pabaigos pradžią. Iš tikrųjų, čia pinasi labai daug. Ir pačios paminėta Marija Gimbutienė labai užduoda mums tokį
optimistinę gaidą, kad mums nereikia toli ieškoti. Jeigu regeneratyvioje lyderystėje arba regeneratyvime mes ieškome indėnų išminties ar ne, kažkokiu pirmykščių bendruomenių išminties, tai mes turim savo jau genetiniam kode, mums reikia tik tai prisiminti, atgaminti ar ne ir tiesiog leisti reikšti šitiem dalykam. Ir taip pat su šituo atsinaujinimu labai yra susijęs matymas, kad tai mes turim daryti ne globaliai, kaip dabar esame įpratę. Vat yra globalios problemos, tai turim spręsti globaliai, ieškoti kažkokio abstraktaus vieno įrankio, tvarumo ar kažkokio kitokio, ar ne, su kuriuo tarsi išspręsim. Tai regeneratyvumas, jis kaip tik sako, mums reikia pradėti lokaliai spręsti globalias problemas ir pasitelkiant kultūros klodus. Na, va, ką pati minėjot, ar ne, kad mes turim iš ko pasisemti. Lygiai taip pat žiūrint į ateitį, mes turim į ką atsiremti, jeigu pažiūrėti mūsų pažangos strategiją 2050, na tai praktiškai regeneratyvumo atspindys, klausimas tik tai įgyvendinime. Tai mes tokiam esam ir praeities, ir ateities, turim labai stiprų palaikymą, mums nebereikia kovoti, rodinėti, mes tiesiog stovim ant šitų pamatų, mums dabar reikia tik tai veikti ir veikti kitaip. Ir ką reiškia veikti kitaip? Ką reiškia regeneratyvioji lyderystė ir veikimas kitaip? Pagal ką galima atpažinti, kad tai yra naujas veikimo būdas? Kaip jis atrodo organizacijose? Pirmiausiai, tai mes turim keisti mąstymo būdą, kaip veikti, nes veikti su senuoju mąstymo būdu kitaip, na, neišeina. O pavyzdžiui, kas yra senas mąstymo būdas, išraiškos. Taip. Ir kaip tai galėtų atrodyti naujas? Pirmiausia, tai mes turim nueiti nuo eksploatacinio supratimo, ar ne, kad tai yra naudojimas resursų visapusiškai, be jokios atodairos ir netgi nežiūrėjimo į priekį ar į praeitį, nesvarbu, yra resursai, aš juos naudoju, ar tai žmogiškieji, ar tai iškasemieji, ar kokie bebūtų. Tai žodžiu, tai, ką pramonės revoliucija sukūrė, dabar yra krizės pagrindas, kurią mes turime išspręsti. Tai reiškia, su tuo kapitalistiniu mąstymu, su tais verslo modeliais, su tuo veikimo būdu, kuriuos mes mokėmės verslo mokyklose, mes nebegalim išspręsti, nes tai yra ano laikmečio sukurtas sprendimų paieškos kelias, kuris netinka. Jis kaip tik dabar atvirkščiai, kaip tarsi būtų žibalo pilimas į ugnį. Mes tik stiprinam tą krizę, bandydami spręsti tas problemas. Kas yra kitaip, ar ne? Tai vėlgi grįžtam prie atsinaujinimo, ar ne? Tai yra neeksploatacinis, mes neišeikvojam resursų. Tvarumas būtų daugiau mažiau stabdžio spaudimas, jeigu taip metaforiškai, ar ne, greitai važiuojančio automobilio, kuris vis tiek kris į kažkokį tai dugną, tai tik tai lėčiau, ar ne, sustabdom šiek tiek, bet nepakeičiam. Mes vis tiek bandom pagerinti tą situaciją, bet nekeisti iš esmės. Atsinaujinime mes dirbam su visiškai kitokiais instrumentais. Tai yra, pirmiausia, tai yra įvairovė, kurioje randasi konfliktai. Ir tą susiskaldimą mes turim visur aplinkui, kur pažiūrėsim, yra labai didžiulės atskirtys, susiskaldimai. Aišku, medijos dar pastiprina šitą visą dalyką. Tai mes turim būti labai budrus, kad nenueiti tuo senu keliu. Ir kitas momentas tai yra, kad o ką mes galim padaryti kitaip, turėdami visiškai priešingas nuomonės, ar ne, koks tas trečias gali būti variantas, kuris mums leistų išsaugoti ir dar atkurti taip, kad liktų ateities kartom. Tai čia nėra arba mąstymas, ar gamyklą statom, ar mišką saugom, ar ne, bet kaip mums padaryti čia lokaliai kažkokias tai darbo vietas, kad ir mes galėtumėm kurti, gyventi ir turėti gamtą, kuri būtų nevartojama kaip, ar ne kaip resursas, bet kad tai būtų mūsų palaikanti aplinka ir mes galėtumėm tai daryti. Tai yra konflikte, nežinomybėje ieškoti galimybių.
Gal kokiu nors pavyzdį iš savo praktikos atsimeni, ką kitose organizacijose matei, kaip vyksta tas perėjimas nuo tokio seno prie naujo veikimo būdą? Galvoju dviem aspektais. Taip. Pirmiausia, tai yra darbas individualiam lygmenį ir grupiniam arba komandiniam organizaciniam lygmenį. Tai kalbant apie atsinaujinimo procesus, mums labai reikalingas sisteminis mąstymas. Kas yra sisteminis mąstymas? Tai matyti ne daiktus atskirai, kaip buvom įpratę redukuoti ir ieškoti, bet ieškoti ryšio ar ne ryšio. Tai reiškia, jeigu daiktai sudaro kažkokį tai ryšį, tai mes jau turim tinklą. Tai kalbant apie ėjimą į tinklinės organizacijas, tai dažniausiai mes turim organizacijas, kurios turi arba konfliktą, arba kažkokią labai didelę trintį, kurią nori išspręsti ir nuleisti sprendimai nebeveikia. Tai tokiu atveju mes dažniausiai pasitelkiam fasilitavimą ir mes dirbam su ryšiais ir žiūrim, kas ten toje sistemoje, kaip vyksta ir aišku įtraukiam visus į paieškas įvairiausių atsakymų. Individualiam lygmenį dažniausiai tai yra darbas visiškai kitoks. Mes dirbam su mąstymu, su įsišaknijusiais įsitikinimais, nuostatom ir veikimo būdais, kuriuos reikia atmokti. Na, tai jeigu grįžtant prie pavyzdžių, dažniausiai aš dirbu su vadovais asmeniniam lygmenį. Mes žiūrim iš šono, ką jie daro, ko nebereikia, kas nebetarnauja, kas kelia įtampą, dėl ko kyla tos trintis ar ne, su kuo reikia atsisveikinti, ką naujo turi išmokti ar ne šitoj situacijai. Ir tada pernešam jau į sistemą ir sistemoj vėl dirbam kitais būdais ir na, vyksta labai labai įdomus dalykai. Sunku čia išreikšti, bet tai yra visų pirma, tai visų sistemos elementų įtraukimas. Nu, mes negalim, jeigu taip žiūrėt į organizmą kaip į sistemą, negalim sakyti, na, žinot, širdie šiandieną jūs nedalyvaukit, užteks mums smegenų, arba ten, gal jūs inkstai šiandien pailsėkit, mes ten patys nuspręsim. Na, taip nėra sistemai. Sistemai yra viskas reikalinga. Tai vat, svarbiausia yra galbūt šitame kompleksiškume, kuriame mes dabar gyvenam, organizacijos lygiai taip pat, turim nesilaikyti vieno kažkokio instrumento įsikibę, kuris mums labiausiai patinka. Tai va, tai galbūt taip kurti kažkokias kitokias kultūras ar ne su įvairovė instrumentų ir jų pritaikymo būdais. Beklausant tavęs atėjo toks vaizdas, ką reiškia, kaip mes žiūrim skirtingus elementus. Pavyzdžiui, yra pardavimai ir marketingas. Dažnai tarp to būna konfliktas ir mes galime atskirai kalbėtis su pardavimais, atskirai su marketingu ir aišku, atskirai daryti strategijas, sujungiant įmonės bendrą strategiją. O atsakymas bus sąveikoje tarp jų, būtent ryšyje tarp jų mes galim atrasti tą įtampą ir tas sprendimas, kuris gali gimti. Nes dažniausiai mes tokiuose situacijose ieškom kaltų arba kitoks yra blogas. Ir jeigu grįžti prie senosios Europos kultūros kodų, aš labai ilgai ieškojau atsakymo, tai kodėl tą senąją Europos kultūrą, kurioje buvo esminė vertybė regeneracija, nuolatinis atsinaujinimas, plačiaja prasme, siaurąja prasme, nukariavo klajokliai. Ir kai buvau Kazachstane, tiesiog vienas 4 eilės dailininkas man papasakojo, kaip klajokliai mato pasaulį, kad yra pasaulio žemė ir yra pasaulio dangus. Ir žmogus yra kaip jų vaisius, jie naudojasi viskuo ir tai yra jų sąveika. Ir staiga jie užlipo ant arklių, tapo daugiau matantis, nujojo toli ir rado žmonės kasančių žemę, o jiems kasti žemę, pasaulio žemę, tai yra išniekinimas žemės. Ir dar tie žmonės apsitvėrė tvorą ir sako, čia mano žemė. Ir jie tada tiesiog nusprendė padaryti tvarką, atstatyti
pasaulio žemė, kad tai nebūtų mano žemė. Ir tas pasakojimas man pirmąkart gyvenime taip leido suprasti, kad net karuose, konfliktuose gali būti priežastis, kad tiesiog žmonės skirtingam pavidale, skirtingam įsivaizdavime apie realybę gyvena ir kiekviena realybė, jinai turi teisę būti. Ir man atrodo, kai mes šiandien kalbam apie polikrizę, apie kompleksiškumą, tai jeigu mes galime išgirsti ir pamatyti, kad kitas skyrius, kitas žmogus, kita organizacija, pagaliau konkurentas, jis turi savo matymą ir tame matyme yra informacija, yra pagaliau gali mums įžvalga gimti ir nebūtinai su tuo kariauti. Ir matyt, kaip mes dabar ieškom sprendimų kompleksiškume, neapibrėžtume, toj įtampoj, išeitis yra būtent kaip su skirtingom kompetencijom, su skirtingais pasaulio matymais žmonės sąveikauja. Ir čia, mano manymu, yra bet kam labai didžiulis iššūkis. Taip, tai yra didžiulis iššūkis ir mes matom, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta organizacijose ir net tas susipriešinimas. Ir jisai tik tai didėja, nes tikrai grįšiu prie medijų, mums padeda gilinti šitą plyšį dar labiau ir pasitelkiant tą patį dirbtinį intelektą ir jo algoritmus. Bet iš kitos pusės, jeigu pažiūrėti, ar ne, kad kur mes dabar esam ir kur mes einam į ir, ar ne, matymą, mums nebetinka arba. Nes jeigu mes renkame susipriešinimą, mes visą laiką esame arba pasirinkime. Arba marketingas, arba pardavimai, arba ten viena šalis, arba kita teisė, ar ne? Mes turim pasaulėžiūras, kurios yra labai labai skirtingos ir gali pasakyti, kad kieno tiesa teisesnė. Bet mums šitas kelias jis nebetinka, jeigu mes tikrai kaip su automobiliu nenorim nulėkti į tą bedugnę, ar ne? Mums stabdžiai nepadės, mes turim iš esmės keisti ir mąstymą, ir žiūrėjimą, ir dirbti su paradoksais, su priešingybėm, kas atrodo prieš tai buvusiose pasaulėžiūrose, neįmanoma. Ir jeigu organizacija ar lyderis nori pereiti į naują mąstymo būdą, naują veikimo būdą, nuo ko reikėtų pradėti? Kokios būtų tavo rekomendacijas kaip tos srities žinovės? Aš pati konkrečiai atstovauju integralų coachingą, tai reiškia, jis yra daug platesnis ne vien per mąstymą, mes ir per kūno pajautą, ir per kitus dalykus pasiekiam tą veikimo modelį, kuriuo žmogus vadovaujasi šiandieną. Ir kad jį atpažinti, pirmiausia žingsnis yra savistaba. Savistaba yra atpažinimas. Kai žmogus jau atpažįsta, jisai gali sakyti, kad tikrai čia aš ir šitaip aš ilgiuosi, man šito galbūt kažką pasilieku, bet kažko jau nebereikia, kažkas jau atgyveno. Ir tokiu būdu prasideda savikūra, ar ne? Tokiu būdu mes sesijose, coachingo sesijose galim pradėti kalbėti apie tai, kuo aš norėčiau dar save papildyti, ar ne, tas savikūros procesas. Ir jisai dažniausiai ateina tada, kai jam yra nepatogu jau būti su gyvenimo sąlygom. Kai jam yra komfortas, aš sakau, negaiškit laiko, tikrai jum ir šiaip viskas sekasi gyvenime, jum nereikia dabar nieko, ar ne? Turi būti tikrai nepatogumas, trintis, įvairūs autoriai skirtingai sako. Ir kai aš pasiekiu šitą lygmenį, suprantu, kad mano suvokimas pasaulio ir tai, kas vyksta aplink mane, yra visiškai nedarnoje ir kažką reikia keisti. Va tada yra tas ženklas, kad aš galiu pradėti dirbti su manim. Aišku, yra sąmoningas kelias, kur galim ir anksčiau tą pradėti daryti, bet dažniausiai mes turim trinti įtampą ir tada jau susitinkam. Ir norisi šiandien dar išplėsti regeneratyvumo sąvoką, kad tai nėra vien išsaugojimas ir tai nėra tvarumas ir tai nėra vien žiedinė ekonomika. Regeneraciją galima žvelgti plačiau kaip atsinaujinimą. Ir jeigu tu nori atsinaujinti, tai tu turi pirmiausia nupjauti tai, kas yra atgyveno, tai, kas yra sena. Ir turbūt yra sunkiausia priimti tai, kad čia nebėra potencialo. Čia jau viskas išseko. Čia pasibaigė ir tik tada, kaip nupjovus, aš galiu tada matyti, kur gimsta tas atsinaujinimas.
Taip, tai yra labai sunku. Iš tikrųjų, trunka procesai apie 1,5 metų ir tai yra labai sunku atsisveikinti, galiu tai paliudyti. Bet dar yra vienas svarbus momentas, kad kai mes bėgam prie savo senų mąstymo modelių, prie įpročių veikti, mes tarsi gaunam kažkokį patvirtinantį atsakymą, nesvarbu, kad ir neteisinga, bet jis mums suteikia kažkokio saugumo. Na, tarsi, kad kažkas jau vyko, buvo kažkokia geroji patirtis ar kažkas ir galbūt man ir dabar padės. Bet tai nebūtinai padės šiandien, kai mes esam visiškai kitam kontekste ir atsisveikinti su to tokiu įsivaizduojamu saugumu irgi yra labai sunku. Už tai mes ieškom visažinių vadovų, kurie viską žino, nusimano, patars, bet šiandien dėja jau tai nebėra kelias. Tai ačiū labai, Rasa, už pokalbį.